Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Ai. Išmokinsim mes juos. Ai. Žinai, kaip jūs susėdim posėdžiuose? Taip. Kur tu čia? Reikės jums suorganizuoti visiems kodą treniruotę bendrą. Va. Oi, būtų faina. Tiksliai. Savivaldybės darbuotojams. Alytaus miesto tarybos narys Saulius Janulevičius turi padėjėją. Jie tapo Rio de Janeiro olimpinių žaidynių dalyvė alytiškė Vaida Žūsinaitė. Politikas ir žinoma lengvaatletė susipažino praėjusių metų spalio mėnesį įvykusio Vidzgirio stadiono atidarymo metu. Tada tarybos narys ir pasiūlė tapti jo visuomeninę padėjėją. Su Sauliumi susipažinome mano mokyklos stadiono atidaryme ir kažkaip jisai su manim susisiekė, pakalbėjome, atradome bendrų minčių ir tiesiog jis man pasiūlė. Ar anksčiau buvote gavusi pasiūlymų panašių, kad galbūt į politiką patraukti? Iš tikrųjų nebuvau gavusi. Čia buvo pirmas pasiūlymas ir šiaip nors gal iš pradžių taip skeptiškai apie tą visą dalyką galvodavau, bet man patiko Sauliaus mintys, Sauliaus idėjos ir kažkaip sutikau. Vaida daugiau akcentuojama bus su sportu, nes kadangi aš dirbu sporto, švietimo ir kultūros komitete, tai jinai susidariusiomis problemomis galbūt pateiks man pasiūlymus, tiek su jie galima bus tartis sporto klausimais. Jo, tiksliai gera mintis, kaip taip prabėga. Kiekvienas Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys gali turėti padėjėją. Jam išduodamas pažymėjimas, tačiau atlygio už darbą jis negauna. Aktyviai sportuojanti Vaida sako, rasinti laiko miesto reikalams. Manau, rasiu laiko, nes kaip ir minėjau, man svarbu, kas vyksta Alytuje, ypač sporte, kadangi pati sportavau Alytuje nuo 10 klasės iki 12, žinau, kokios problemos pradedantiems sportuoti, sportuojantiems, tai esu tokia visuomeniška, pilietiška ir tikrai atrasiu laiko, grįšiu į Alytų, kada galėsiu, tiesiog dirbsiu ir padėsiu. Kadangi Saulius Janulevičius dirba sporto, švietimo ir kultūros komitete, Vaida Žūsinaitės, kaip profesionalios sportininkės patarimai, bus naudingi miestui, įsitikinęs politikas. Apžiūrėjom, kad danga jau šiek tiek sudėvėta. Jau danga reikės jo. Jau danga va yra siūlymas iš karto dangos keitimą. Ir 2 takų. Ir 2 takų trūksta olimpinėm. Dalibdyt. Jo, kaip nors praplės reikia stadioną. Nes mums reikia ne tik vietinių varžybų, bet ir tarptautinių. Šios Lietuvos, gal net Europos, o gal net pasaulio. Turėtum nesvyruoti, tai galima laikytis vienas kitą. Bet žinai, tu gali kristi manim, nes kai, žinai. Kaip žmona reagavo, kada šone jūsų bus tokia simpatiška mergina? Žmona iš tikrųjų gerai reagavo, viskas tvarkoje, sako, kad jūs duotumėt tik naudą svarbiausiai miestų sportui ir kultūrai, tiek Alytaus populiarinimui Lietuvoje. Žmona nepavydė? Ne, nepavydė. 2019 metais šalyje vyks savivaldos rinkimai. Olimpietė Vaida Žūsinaitė neatmeta, kad juose dalyvaus. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.